Sveiki visi. Šiame video pakalbėsiu apie tai, nuo ko priklauso mūsų sveikatos būklė. Kodėl vieni yra sveiki, gan jau brandžiame amžiuje, ar ne, o kodėl kiti yra sergantis ir nesveiki, neturintys energijos gana jauname amžiuje. Kodėl galiu apie tai kalbėti? Todėl, kad turiu medicininį išsilavinimą, 7 metus dirbau medicinos srityje ir tuo pačiu, kai mano sveikatos būklė buvo labai prasta, aš ją išsisprendžiau be jokių gydytojų pagalbos ir be medikamentų. Tai yra holistinėmis priemonėmis. Tai buvo darbas su emocijomis, psichosomatika, darbas su įsitikinimais, keitimas savo vidinių vibracijų, ar ne, nuo sunkių, pykčio, liūdesio, nerimo iki lengvesnių, taip pat garso terapija, meno terapija, taip pat keičiant mitybą, sulčiaujant, badaujant ir taip toliau. Ir praktiškai darant visas šitas praktikas, man pavyko išsispręsti visas sveikatos problemas, išskyrus liko keletas, apie kurias aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Bet tą keletą problemų aš taip pat išsprendžiau, radusi kitą sprendimą, apie kurį taip pat truputį vėliau. Tai nuo ko priklauso mūsų sveikata? Pačią didžiausią dedamąją dalį turi mūsų emocijos. Kaip ir sakiau, kad jeigu yra aukšto dažnio emocijos, gera vidinė vibracija, geras nusiteikimas, tai dažniausiai mes ligų turėsime gerokai mažiau, negu kai esame įsitempę, pervargę, nuliūdę, pikti, susierzinę, kontroliuojantis, bijantis ir taip toliau. Tai reiškia, kad ramybė, lengvumas, meilė, priėmimas, pasitikėjimas aukštesnėje jėga ar ne, ir atsiverimas besąlyginiai meilei yra pagrindinės dedamosios dalis. Tačiau iš tikrųjų mūsų sveikata priklauso nuo 3 pagrindinių dalykų, tai yra emocinis lygmuo, mentalinis lygmuo ir fizinis lygmuo. Emocinis tai yra mūsų emocijos, ar ne? Mentalinis tai yra mūsų mintis, įsitikinimai, kas sukasi mūsų galvoje, ir fizinis tai yra, ką mes darome fizinėme lygmenyje su savo kūnu, su savo sveikata. Pradėsiu nuo mentalinio. Labai dažnai yra taip, kad mes turim įsitikinimų apie senatvinės ligas, apie užkrečiamas ligas, apie medžiagų apykaitą, apie besidėvinčius sąnarius, ar ne, vystančią odą. Tai yra mūsų tarsi pasąmonėje jau yra užprogramuota, kaip viskas turi būti, einant metams į priekį. Taip pat kai mes turim dažnai sveikatos problemų, gali būti, kad tame yra kažkokių pliusų mums. Tai yra, gaunam dėmesio, pavyzdžiui, rūpestį, užuojautą. Galbūt mes galim, kai sergam, kai kažkokių problemų turim, kažko nedaryti, arba kaip tik turim laiko kažką daryti, galim neiti į darbą. Ir gali būti įvairiausių pliusų kiekvienam atskirai. Toliau. Dar vienas momentas, kada mes sergame, tai gali būti, kai jaučiamės dėl kažko labai kalti ir tokiu būdu baudžiame save, neleisdami daryti tai, ką norim daryti. Ir prie mentalinio lygmens dar priskirčiau baimės. Tai yra baimė susirgti, baimė susirgti tą pačią ligą, pavyzdžiui, kaip sirgo ten tėtis, mama, seneliai, tetos, dėdės, kaimynai, galų gale, ką mes užfiksuojam savo pasąmoniai. Po to mes, aišku, jeigu stebim šitą žmogų ir jo ligos eigą, mes įsibauginam. Tai bijome susirgti, kaip didžiausias mūsų baubas yra vėžys, ar ne, Alzheimeris, senatvinė demencija, Parkinsonas, išsėtinė sklerozė, paralyžius, traumos, koma ir taip toliau. Mes bijom patapti neįgalus, kuomet mumis turi kažkas pasirūpinti. Dirbant su mentaliniu lygmeniu, reikia pastebėti, kokius turiu įsitikinimus, kokios man sukasi mintis, ko aš tikiu apie savo sveikatą, aplamai gal aš jau tikiu, kad esu silpnos sveikatos nuo pat gimimo, kai buvo mano atveju. Ir visą tai paleisti. Toliau, emocinis lygmuo. Kiekvienas mūsų organas
Ir kiekvienas mūsų sutrikimas turi savo emocinį kažkokį tai pagrindą. Pavyzdžiui, jeigu yra mūsų kūne kaupiasi akmenys, inkstuose, kepenyse, tulžyje, ant dantų ir kitur, tai čia rodo, kad žmogus yra labai didelėme nepasitikėjime tiek savimi, tiek pasauliu. Jo pagrindinės emocijos yra pavydas, agresija, pyktis, neteisybės jausmas, nuoskaudos. Toliau, paprasčiausiai per organus einant, ar ne? Ausis, nenoriu kažko girdėti. Akis, nenoriu kažko matyti. Turiu problemų su uosle, nenoriu kažko užuosti, ar ne? Nenoriu kažko negero užuosti. Gerklė reiškia, kad bijau išsakyti savo nuomonę, negaliu komunikuoti, kažką uždarau, užgniaužiu. Inkstai susijęs su neteisybė. Kepenys su tikslų nerealizavimu ir pykčio užgniaužimu. Galvos skausmas, kai turiu kažkokį didelį galvos skausmą, ar ne, turiu didelę problemą, noriu viską žinoti, noriu sukontroliuoti. Kojų skausmai, pavyzdžiui, turiu baimę judėti į priekį, baimę siekti tikslų. Skausmas krūtinėje, eina kalba apie patirtą skausmą, siekiant, pavyzdžiui, prisiglausti prie kažko. Skauda širdį, vadinas kaupiu nuoskaudas, įsižeidžiu. Toliau, pykinimas. Pykinimas, kai stipriai kažko nepriimu, stipri antipatija. Toliau, rankų skausmai. Dešinė ranka yra susijusi su darbais, veiksmais, reiškia kažko nepadarau, nedadarau, nesiryžtu daryti. Kairė ranka yra susijusi su apgaubimu, šiluma, meilė savo artimam žmogui. Reiškia kažką norėčiau duoti, bet neduodu. Toliau, skrandis, ar ne? Skrandis nevirškinu, nepriimu. Tai yra atmetimas, netolerancija, nepriėmimas, kito nuomonės nepriėmimas ir taip toliau. Tai kiekvienas mūsų organas, kiekviena mūsų kūno dalis turi savo psichosomatinę priežastį. Ir norint išsivaduoti iš šitų emocinių blokų, ar ne, reikia žiūrėti, kodėl aš čia įsižeidžiu, kodėl aš nesiimu veiksmų, kodėl nenoriu girdėti, visą tai suvokus, paleisti, transformuoti ir susigrąžinti jau kitokio pobūdžio energiją. Toliau, fizinis lygmuo. Nuo koks yra pagrindinis rodiklis mūsų sveikatos ar nesveikatos fiziniam lygmenį. Tai yra mūsų organizmo pH. Prie aukšto pH mes esame sveiki, prie žemo pH sutrinka visos mūsų kūno sistemos. Tai yra, kuo žemesnis pH, tuo silpnesnis mūsų imunitetas, blogesnė nuotaika, nes nesigamina serotoninas, žarnynas reiškia yra neveikiantis pakankamai, odos problemos, alergijos, virškinimo problemos, vyraujanti patogeninė mikroflora, kuri nori visokių negerų dalykų, saldumynų, ten riebaus maisto, ar ne? Toliau kyla įvairūs uždegimai mūsų kūne, kaupiasi akmenys, cholesterolis, sutrinka kraujotaka, kraujo spaudimas aukštas, žemas arba svyruojantis, vystosi cistos, polipai, dažnai pasireiškia įvairūs virusai, tai yra kimba virusai ir taip pat pasireiškia tie virusai, kurie gyvena mumyse, tai yra herpes, papiloma arba bakterijos kažkokios, duoda apie save žinoti, dažni peršalimai, dažni kvėpavimo takų, dažnos kvėpavimo takų ligos, taip pat patiriam įvairiausius mėšlungius, sutrinka mūsų nervinė sistema ir įvairiausios kitos problemos atsiranda, tai yra kuo žemesnis mūsų pH, tuo daugiau mes turim savo sveikatos problemų. Ir kai mes esam įsitempę, kai mes esam nepatenkinti, tai yra streso hormonas, kortizolis, jisai dar labiau rūgština mūsų organizmą ir tuo pačiu užkerta kelią telomerų atsinaujinimui. O telomerai ir yra mūsų, kuo jis ilgesnis DNR grandinėje, ar ne, ir sveikesnis, tuo mes esam jaunatviškesni, sveikesni, tai yra mūsų biologinio amžiaus rodiklis. Ir streso hormonas gali pasireikšti būtent dėl neteisingų emocijų, dėl neteisingo mąstymo ir dėl neteisingo fizinio kažkokio krūvio, pavyzdžiui, nebuvimo, ar ne.
Dabar aš noriu Jums parodyti lentelę. Šitą lentelę sudarė gydytojas profesorius Buteika. Jis išsiaiškino, kad mūsų organizmo pH, kaip minėjau, ar ne, yra tiesiogiai susijęs su anglies dvideginio kiekiu mūsų kraujyje. Ir čia yra šitoje vietoje šiek tiek, mūsų protui dabar reikia suvokti, kad visos ligos ir kai yra organizmas žemas pH, ląstelė negauna pakankamai deguonies ir todėl sutrinka visos sistemos. Užsistovi limfa, nevyksta medžiagų apykaita ir taip toliau. Ir tada prasideda tokia grandininė reakcija dėl deguonies trūkumo ląstelėje. Bet paradoksas yra tame, kad kuo daugiau mūsų kraujyje yra deguonies ir kuo mažiau yra CO2, tuo sudėtingiau ląsteliai gauti deguonį. Nors deguonis yra visada prisotintas 92% deguonies, tačiau deguonies molekulė sulimpa su hemoglobinu ir kai nueina į ląstelę, hemoglobinas, kai yra mažas CO2 kiekis, nesugeba paleisti deguonies molekulės ir ji nepatenka į ląstelę. Tai CO2 ir pH yra lygiagretus, koreliuoja kartu vienodai. Kuo aukštesnis CO2, tuo aukštesnis pH. Kuo žemesnis CO2, tuo žemesnis pH. Ir dabar šitoje lentelėje jūs galite pamatyti, kad ties žodžiu norma mūsų pH yra 6,5. Tai yra norma. Ir šitoj, turint tokį pH, mūsų visas organizmas veikia labai tinkamai, mes esame tiesiog sveiki. Ir dabar į viršų aš nekilsiu ir nieko čia neapžvelgsiu, bet apžvelgsiu būtent šitą eilutę ir žemyn. Tai mes esame sveiki tada, kai mūsų organizmo pH yra 6,5. Kaip pasitikrinti? Pirmiausia, pagal pulsą. Jeigu mūsų pulsas yra 58 kartai per sekundę ir mažiau, arba, tik šiek tiek daugiau, iki 60, vadinasi, mes esam tikrai normoje pagal pulsą. Toliau, kvėpavimo dažnis 8 kartai per minutę. Ir tarp įkvėpimo, iškvėpimo, tai yra įkvėpiau, iškvėpiau, pauzė 4 sekundžių. Tai yra normalaus žmogaus kvėpavimas, paviršutinis, lėtas, švelnus kvėpavimas. Leidžiantis žemyn, kuo labiau aprūgštintas mūsų organizmas, kuo žemesnis pH, kuo mažiau mūsų kraujyje yra CO2, tuo mūsų kvėpavimo dažnis darosi tankus, kvėpavimas darosi gilus ir nebelieka pauzių. Na ir savo kelionę, kurią aš pradėjau, mano sveikatos lygmuo buvo 4,5. Tai reiškia, kad kaip aš pasitikrinau pagal pulsą, pagal kvėpavimo dažnį labai sunku nustatyti, kadangi mes, kai pradedam stebėti savo kvėpavimą, automatiškai jis sutrenka. Pagal pauzę. Čia pasižiūrėkite, yra kvėpavimo pauzė, komforto pauzė, valios pauzė ir bendra pauzė. Tai reiškia, kad įkvėpiau, iškvėpiau, sustabdžiau kvėpavimą ir 20 sekundžių išbūnu komforto zonoje, tada 20 sekundžių valios zona ir iš viso yra 40 sekundžių, kiek aš galiu užlaikyti kvėpavimą. Vadinasi, mano pH yra 4,5. Ir tai yra nukrypimas nuo normos -4. Lentelė yra sudaryta Buteiko, dar kartą pakartoju. Jis tyrė daug žmonių atėjusių pas jį su įvairiausiam lygom ir būtent mažindamas kvėpavimą, didindamas CO2, jis gydė įvairiausias ligas savo pacientų. Na ir jeigu yra nukrypimas -5 ir pH 4, čia prasideda, jau pradeda mūsų organizme vystytis vėžys. Ir jeigu yra mūsų pH 3,5, čia ištinka mūsų mirtis, nes organizmas yra per daug užrūgštintas. Kvėpavimas labai gilus, jokių pauzių, ar ne, užlaikymas 10 sekundžių, 20 sekundžių, tai jau yra ta riba, ties kuria vystosi mums pačios sunkiausios, sudėtingiausios kūno ligos. Tai kaip kelti savo organizmo pH? Kaip kelti savo organizmo pH?
Tai pirmas momentas, ar ne, dirbti su savo įsitikinimais. Tai yra pakeisti savo negatyves mintis apie sveikatą į kitas mintis, pozityves, pasitikėjimą, kad viskas bus gerai, viskas yra gerai, aš esu sveikas. Tai yra ne įtikinti save, bet pastebėti negatyvę mintį, ją paleisti ir leisti ateiti naujai kitos kokybės minčiai. Toliau, svarbu labai tvarkytis su stresu, ar ne? Nes, kaip minėjau, streso hormonas kortizolis, jisai labai stipriai žemina mūsų vibracijas, rūgština mūsų organizmą ir neleidžia gamintis tolomerams. Tai yra tolomerų grandinė, kai sutrumpėja, žmogus miršta. Tada dirbti su savo emocijomis. Ar ne? Kaip minėjau, su emocijomis, emociniais blokais, ir tai ne tik tai, kas susijęs su sveikata, bet aplamai gyvenime palaikyti aukšto dažnio emocijas, išmokti, paleisti, atrasti, susivokti ir gyventi kitoje kokybėje. Gyventi ramybėje, meilėje, priėmime, leidime viskam būti, paleidžiant nesaugumą, paleidžiant norą viską kontroliuoti, paleidžiant trūkumą meilės ir pritarimo, leisti savo džiaugtis ir atsipalaiduoti gyvenime įvairiose situacijose. Toliau, fizinis lygmuo. Norint turėti greičiausią rezultatą, reikia veikti visus 3 lygmenis. Ir fiziniam lygmenį ką mes galim padaryti? Mes galim daugiau judėti, sportuoti, mes galim šokti, ne, daryti jogą, kvėpavimo praktikas. Kaip minėjau, kvėpavimo praktikas labai iš tikrųjų atrodo labai paprasta, bet iš tikrųjų reikalauja labai daug valios pastangų. Aš 2 metus dariau cigūną ir kvėpavimo praktikas ir per tai labai stipriai pagerinau savo sveikatos būklę. Kvėpavimo praktika įkvėpti, iškvėpti ir nekvėpuoti maksimaliai tiek, kiek gali. Yra ir kitokių praktikų, bet daugiau šiame video tikrai aš neminėsiu. Toliau, medituoti, ar ne, raminti savo tą visą stresinį foną. Išmokti nereaguoti, nes sureagavau negatyviai, sukūriau naują negatyvą. Ir jokios prasmės nėra reaguoti, nes vis tiek, kai tu sureaguoji, tai jau įvyko. Ir išmokti dėmesį nukreipti tinkamą linkme į tai, ko noriu, o ne į tai, ko nenoriu, ar ne? Taip pat labai svarbu yra miegas, kūno švara, kvapas, ką mes užuodžiame, tam yra eteriniai aliejai, muzika, gamta, pasivaikščiojimai ir taip toliau. Toliau svarbu grūdintis ir tokiu būdu judinti savo limfą, ar ne, valyti limfą, nes nuo limfos užsistovėjimo taip pat priklauso labai mūsų sveikatos būklė. Labai svarbu užmėgsti ryšį su savo fiziniu kūnu, tai yra su savo organais, paklausti, kaip jie jaučiasi, kas jiems tinka, kas jiems netinka, išklausyti, turėti nuolatinį ryšį. Ir veikiant per visus 3 lygmenis, ar ne, palaikyti pozityves mintis, palaikyti aukštą emociją, būti meilėje ir darnoje su savo fiziniu kūnu. Taip pat labai svarbus mūsų sveikatai yra, ar ne, švarus žarnynas, stiprus imunitetas. O kaip mes žinome, žarnyne yra žarnyne. Nuo žarnyno švaros priklauso mūsų ir imunitetas, ir laimės hormonas serotoninas gaminasi būtent žarnyne. Ir jeigu žarnynas yra užterštas, ten yra patogeninė mikroflora, užsistovi virškinimas, nevyksta viskas taip, kaip turi vykti, ar ne? Mes norim daug saldumynų, mes norim riebaus maisto, tuomet žarnynas ir negali būti švarus. Reiškia, reikia valyti žarnyną. Ir toliau, mes tai galim daryti, ar ne, taikydami įvairias dietas, atsisakydami nesveiko maisto. Taip pat galima naudoti įvairiausias žoleles. Ir šiandien, ką aš noriu jums tiesiog pasiūlyti, patarti, tai yra, aš pati atradau kompaniją, kuri būtent žinodama visus šituos procesus organizmo, ar ne, mokslininkų dirba, apie 300 mokslininkų dirba šioje kompanijoje. Jie būtent ir sukūrė visą kompleksą, kelti mūsų pH, šarminti, tai yra mūsų organizmą, valyti žarnyną, šarminti organizmą ir tvarkyti
kraujotaka. Tai reiškia, kad vienas produktas tvarko žarnyną, vienas produktas pripildo ląsteles deguonimi, didina mūsų koncentraciją, atmintį, gerina nuotaiką. Ir kitas produktas šarmina mūsų organizmą, sutvarko, subalansuoja mūsų nervinę sistemą, mūsų miegą, išvalo limfą, pripildo mūsų kūną mineralais, mikroelementais. Tai yra atstato mūsų kūno šarminį balansą. Ir būtent tų 3 produktų pagalba man pavyko išspręsti visas tas problemas, kurių nepavyko išspręsti, naudojant anksčiau išvardintas praktikas, ar ne? Ir todėl noriu aš su jumis tuo pasidalinti, ir jeigu jums yra įdomu, tai yra ryto kokteilis, Power kokteilis, kuris valo žarnyną, naikina mūsų patogeninę florą, pripildo simbiotinę florą, skatina medžiagų apykaitą, valo žarnyną, tokiu būdu susireguliuoja visos virškinimo sistemos problemos, nebelieka nei refliukso, nei pykinimo, taip pat ir skrandžio uždegimų. Tai yra vienas produktas skirtas grinai tvarkyti visą virškinimo sistemą. Kitas produktas yra Activaisas. Jis skirtas kraujotakai, deguonies kiekiui didinti ląstelėje ir maitinti smegenis. Tai yra B grupės vitaminai, guaranus, kofeinas, kurie skatina ląstelę dar daugiau gaminti, greitina medžiagų apykaitą, gaminti energiją ir tokiu būdu dar labiau sveikantinti mūsų visą kūną. Na ir paskutinis vakaro kokteilis yra Restoreitas, kuris būtent švarina mūsų limfą, gerina mūsų miegą, subalansuoja nervinę sistemą, aukštas pH. Tai šių 3 produktų užtenka, kad mūsų ląstelė grįžtų į savo sveikos ląstelės būseną. O kai yra sveika motininė ląstelė, ji dauginasi ir gimsta kita sveika ląstelė, ar ne? Ir taip vyksta jau atstatomieji procesai. Ir tam, kad tai visas mūsų kūno ląstelės pasikeistų, reikia maždaug 3 metų, kadangi minkštieji audiniai pasikeičia per 3 metus, kauliniai audiniai pasikeičia per 7 metus. Tai reiškia, kad jeigu geriant šios produktus, o tai yra tiesiog ląstelių maistas, tie produktai įsisavina 98%, todėl labai stipriai sumažėja saldumynų poreikis, labai stipriai sumažėja aplamai maisto poreikis ir atkrenta visas nesveikas maistas. Man kava atkrito labai labai greitai, po 3 savaičių aš jau nei iš tolo nebenorėjau. Ir tokiu būdu yra palaipsniui išvalomas organizmas ir atstatomos visos jo gyvybinės funkcijos ląstelės lygmeniu. Tai jeigu tau įdomu ir nori sužinoti daugiau, tai susisiek su manim, aš dirbu visais lygmenimis, reiškia, aš dirbu ir su emocijomis, ir su mintimis, ir fiziniam lygmenį. Jums gali padėti tiek kvėpavimo praktikos, judėjimas, sveika mityba, tiek ir kompanijos PM International papildai, kurie ir yra sukurti būtent tam, kad organizmas grįžtų į sveiką savo būseną. Tai šiandien tiek. Įdomu, spausk įdomu, jei manai, kad kažkam gali būti naudinga, pasidalink, ir jei įdomu tau, kaip pagerinti savo sveikatos būklę, tiesiog susisiek. Iki.